Kauno humanitarinis fakultetas vienintelis Vilniaus universiteto akademinis padalinys kitame mieste. Jau daugiau nei 50 metų Kaune veikiantis fakultetas įsikūręs jaukiame senamiesčio kampelyje. Studijuojančius keri viduramžius menanti architektūra, ypatinga istorinė aura ir jaukios fakulteto erdvės, kurios puikiai pritaikytos šiuolaikinėms reikmėms. Fakultetas nuolat ieško išskirtinumo, todėl ne tik tęsia tradicijas, bet ir siūlo naujas studijų programas. Viena iš jų bakalaurams, tai yra anglų ir kita užsienio kalba švedų kalba. Tai yra rengsime anglų ir švedų kalbų specialistus. Tai yra tuos, kurių tikrai reikia šių dienų Lietuvos darbo rinkai ir ne tik Lietuvos, jau sakykime, tikrai dvikalbiai specialistai yra puikiai laukiami ir už Lietuvos ribų. Gaus lingvistikos diplomą iš anglų kalbos, taip pat švedų kalbos, jie turėtų pasiekti B1. Lygiai reiškia, jie turėtų puikiausiai mokėti ir kalbėti, ir versti raštu, ir taip pat rašyti tekstus, kurti tekstus, bendrauti su žmonėmis, išmanys taip pat ekonomikos diskursą. Svarbi studentų mokymosi dalis 12 savaičių mokomoji vertimo praktika, kurią studentai atliks vertimų biuruose, įvairiose valstybinėse įstaigose bei verslo įmonėse. Programa baigiama darbo gynimu anglų kalba, o absolventams suteikiama lingvistikos bakalauro kvalifikacija. Švietimo ekspertai neabejoja ir anglų bei švedų kalbos specialistų poreikių Lietuvoje. Įsidarbinimo galimybės yra tikrai labai plačios, pradedant nuo klientų aptarnavimo visokių įmonių, taip pat, sakykime, logistikos, banko įvairiausių įmonių. Baigus pirmosios pakopos studijas galima toliau gilinti žinias. Fakultetas kviečia į naują antrosios pakopos magistratūros programą viešo diskurso lingvistiką. Šią programą skatino rengti tiek mūsų socialiniai partneriai, kur praktikas atlikdavo mūsų jaunieji reklamiukai, taip pat ir mūsų pačių studentų. Ir vėlgi tai yra ne vienerius metus brandinta idėja. Specialistai bus puikūs kalbos planavimo specialistai, ko trūksta. Antras dalykas viešojo diskurso srityje, tai yra ir kaip praktikai, tai yra kuriantis profesionalius tekstus ir kaip juos vertinantis, tikrai turės puikių kompetencijų. Studijos, kurios yra orientuotos į studentą, kuris norėtų įgyti žinių apie viešąjį diskursą, jame vartojamas strategijas, kaip kuriami tekstai, kad jie būtų paveikus, ne tik tai galbūt analizuoti gebantį studentą, bet taip pat ir pačiam, kad jis ir pats galėtų kurti. Į šią studijų programą priimami filologijos krypčių grupės bei kitų humanitarinių ir socialinių mokslų srities krypčių bakalaurai. Taip pat kolegijų absolventai Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos papildomųjų studijų programą. Ši programa analogų Lietuvoje tikrai neturi ir mes labai tikimės sulaukti susidomėjimo ne tik mūsų studentų, bet ir visos Lietuvos. Įvairios karjeros galimybės iš tikrųjų yra numatytos ir reklamos agentūrose, ir žurnalistais galėtų taip pat dirbti studentai, ir kalbos tvarkytojais, kalbos redaktoriais, visur, kur tik tai prireikia vienaip ar kitaip tvarkyti tekstą, kurti tekstą, analizuoti tekstą. Sparčiai augančiose vertimo technologijų ir specializuoto vertimo industrijose trūksta kvalifikuotų specialistų. Tad norintys tapti šios srities profesionalais turėtų rinktis magistratūros studijų programą audiovizualinis vertimas. Natūralu, kad vėlgi šie specialistai rengiami bus ne tik Lietuvos rinkai, tai yra be abejo ir Briuselyje vertėjų labai reikia. Antras dalykas audiovizualiosios produkcijos vertėjų, tai yra pritaikančius kalbos produktus, lokalizuojančius produktus, tai yra tiek ir regos negalę, klausos negalę turintiems žmonėms. Antras dalykas, kaip ir kiekviena magistro studijų programa, tai yra ir moksliniai tyrimai. Tokių Lietuvoje taip pat nėra, tai štai auginsime jaunuosius mokslininkus. Šioje programoje sujungta filologija, vertimo studijos ir taip pat informacinės technologijos. Ko gero, įdomiausia dalis studijų tai žinoma yra praktinė, kur mes mokomės apie subtitravimą, apie pagrindinės audiovizualinio vertimo rūšis: subtitravimą, dubliavimą, garsinį aprašymą, užklotinį vertimą. Ir tų būtent paskaitų metu atliekame labai daug praktinių darbų. Studijų programoje siekiama mokslinius tyrimus susijęti su praktiniu jų taikymu. Todėl glaudžiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kurių veikla tiesiogiai susijusi su audiovizualiniu vertimu. Studijų programa įvairialypė. Galiu įsidarbinti ir kaip vertėja, tiesiog galiu įsidarbinti įrašų studijoje ir versti subtitrams, galiu dirbti su garsiniu aprašymu. Realiai bet kokioje srityje
kur yra susijusi su vertimu. Į antrosios pakopos studijų programą audiovizualinis vertimas priimami vertimo, anglų filologijos ir lingvistikos pirmosios pakopos absolventai.